Nu ką, Chebrytė gerai. Turim 10 km. Kol kas dirbam stipriai. Kaip startavau, buvo 4,5 paceriai. Dabar jau aplenkiau 4,15 pacerius. Žiūrėsim, kai čia bus toliau. Nu ką, Chebrytė 23 km. Stipriai dirbu. Kažkaip sveikata duoda. Tai ir aš varau. Kol duoda sveikata, tai davai ir aš varysiu. Na, visokie čia. Vandens užtenka iš tikrųjų. Geliukų turiu. O orkestrai panašiai kaip ir visuose maratonuose, tai nestebina. Tik tai gal, kad žmonių labai daug, tai jau Vilniui šiai momentui būčiau vienas bėgęs gatvėje. O dabar mūsų yra šiek tiek normaliau. Tai va, taip ir gyvenam, stumėm toliau tą maratoną. Ką Chebrytė, pavalyti kamerą reikia. Nu ir maratonėlis buvo. Tai finišo į liniją einam. Nebuvo kada čia pafilmuoti normaliai. Nes dar čia dabar skirstomis, kur kokie medaliai kam bus. Žodžiu, į 4 valandas negalvau. To net neplanavau, bet buvo labai arti. Tai padariau personal best. Yes. 4 valandos 2 minutės. Oh my god, buvo atidirbau, tai jo. Čia buvo kažkas įspūdingo. Einu medalio, užsikabinam medalį. Davai. Yes. Medalis. Su juostelė tokia gražia. Nu tai. Finišinom šitą personal best maratoniuką. Aleliuja. Nu ką, Chebrytė, diena po maratono, aš jau oro uoste, praėjau visus patikrinimus. Ką, skrisiu atgal į Lietuvėlę, tai ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad balsuojat už lapkričio mėnesio jau iššūkį ir susimatysim labiau pailsėję, pasiruošę didesniems iššūkiams. Tai ką, iki kitų susitikimų.